Miesto savivaldybei ir ACM, Forum Cinemas ir Delfiai ir TV3. Ir radio centras prie to prisidėjo mažumėlę. Ir dabar dar vis prisideda vieno asmens, kalbančio nuo scenos rolėje. Aplankykite palapinės, jau tie, kas važiavote, atsipūskite, atsigerkite vandens atvirės. Dar kokia kavos, jeigu norite. Galit patiunint savo dviratį, užklijuot lipduką, padaryti mažą tatuiruotę, daryti trafaretą. Ir čia šalia vyksta balsavimas, renkamas pats originaliausias sumeistrautas dviratis, jų yra 15, jos jau čia išstatė po komisijos atrankos. Ir tų 15 dviračių jūs galite balsavimą nulenkti, kuris dviratis pripažintas originaliausiu. Ten šalia yra balta palapinė ir joje barzdotas dėdė fiksuoja jūsų balsus, jūsų rezultatus. Deja, jau žinau, kad vienas iš esančių dviračių yra parduodamas, 9 dviračius yra parduodamas. Už kiek parduodamas aš nežinau, bet tą galit išsiaiškinti vėlgi Ergo palapinėje. Jeigu norit turėti super originalų dviratį, man panašus į motociklą, nes ratai kažkaip primena man motociklo Ryga ratus. Toks buvo kažkada. Labai dirbė ir labai spirtėjo. Kur kas geriau yra dviratis su motociklo ratais, negu dirbantis vėldinis motociklas. Iš tikrųjų smagu, kad Vilnius tapo tikra dviračių sostinė, pavalgyti jau tikrai. Manau, konkuruoti galime jau su Amsterdamu, Kopenhaga. Labai aktyvus dviratininkai gyvena. Dar kadangi mūsų sezonas yra potrupis toksai, tai bent jau tos pusę metų linkiu vis labiau pedalus, negu spaust pedalą savo automobilį. Dar primenu, kad yra įrengtas ir fotostendas. Šalia tų dviračių gražių 15 yra fotostendas, kur jūs galite nusifotografuoti su savo dviračiu, įsiamžinti prie atitinkamos sienos, surašų Velo maratonas. Ir tai bus puikus prisiminimas apie tai, ką patyrėte šiandien, rugpjūčio 25-ąją, Vilniaus centre, Vilniaus širdyje. Sveikinam pargrįžusius! Finišuoja Ergo mėgėjų Velo maratonas, jūsų buvo 8000, visi pasiekėt finišą, nebūtinai netgi po 3 ratų. Nereikėjo ir tiek pilti. Čia nėra nei laimėjusių, nei pralaimėjusių. Mes apdovanosim tik tai pačią originaliausią komandą. Taip pat apdovanos Ergo ir originaliausius fanus, gerbėjus, kurie palaikė savo komandą.